Katja, prašau, padėk mums dabar išgirsti tavo balsą. Prašau, nutrauk viską, kas trukdo girdėti tavo balsą. Ir suteik mums išminties, tai pritaikyti savo kasdienybei. Jėzus Kristus vardu meldžiu. Amen. Gerai, šiandien noriu pradėti, kaip prieš 2 savaites. Kaip aš pradėjau prieš 2 savaites. Su viena viktorina. Ir šiandien tas, kuris pirmas atspės, apie ką kalbu, laimės didžiausią picos gabaliuką. Gerai. Mes patikrinsim tada. Gerai. Pradėsiu. No? Aha. Jis buvo anglas, bet jau numirė 77 metų. Jis prieš tai persikėlė į JAV, į Ameriką. Jis buvo garsus aktorius. Jisai buvo Ponas Binas dar gyvena. Jisai buvo režisierius ir prodiuseris. Vis dar Charlie Chaplin? Jis paveikė nebylius filmus. Taip, Charlie Chaplin. Jisai laimėjo. Ką? Iš Anglijos. Jo, mes tikriausiai, mano amžiui bent, mes maždaug truputį žinom apie jį. Jisai buvo labai talentingas komikas, beveik kaip ponas Binas, bet labai talentingas aktorius ir komikas. Ir jisai kovojo už teisingumą. Bet iš tikrųjų mes dauguma nežino, kas buvo jo praeitį. Ir dėl to jie nesupranta, ką jis nori perteikti. Paaiškinsiu truputį. Jisai užaugo skurde. Anglijoje, Londone. Jo tėvas keletą mėnesių prieš jo gimimą, Charlie Chaplino, numirė. Mama jo turėjo psichinę problemą, sakykim švelniai. Jam kaip savo broliui, jiems reikėjo, kai jie buvo maži vaikai, jiems reikėjo užsidirbti pragyvenimui. Jisai patyrė daug skausmų, patyrė daug nusivylimų, bet tapo komiku. Ir kas jau žiūrėjo vieną iš jo 3 žymiausių filmų, jis niekada negalvotų, kad jis gimė ir užaugė iš tikrųjų sunkiose situacijose. Ir dėl to jisai kovojo už teisingumą. Dėl to jisai kovojo už vaikus, kurie buvo apleisti. Už tai jisai kovojo už neteisingumą. Už teisingumą, atsiprašau. Ką išmokau iš to? Jeigu mes nežinom visos istorijos, mes nesuprantam labai dažnai, ką
jis nori parodyti arba nuveikti. Ir manyčiau, tai yra tas pats su Jėzumi, tas pats su Dievu. Jeigu mes tik žiūrim į Jėzų kaip į mažą kūdikėlį, kaip į stebuklarį, kaip į gerą mokytoją, kaip į gerą žmogų, mes suprantam truputį, mes žinom apie jį, bet iš tikrųjų mes nelabai daug suprantam, ką jis iš tikrųjų norėjo parodyti mums. Mes už praeitą savaitę pradėjom kalbėti apie Jėzaus praeitį. Prieš jis buvo gimęs. Viena eilutė iš Luko Evangelijos, jie pradėjęs nuo Mozės, priimdamas visus pranašus, Jėzus, aiškino jiems, mokinams, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Ir tai atrodo, kad tai nebuvo tik 20 sekundžių. Kitoj vietoj, prieš 2 savaites, skaitėm, kad Paulius apie Jėzaus preeksistenciją, kurie buvo Senajam testamente parodyta, jisai pamokslavo bent 8 iki 10 valandų. Tai reiškia, turi kažką, yra kažkas. Už praeitą savaitę kalbėjom apie tai, kad Jėzus yra Dievas ir kūrėjas. Noriu tik apibūdinti, labai trumpai, kad Jėzus yra Dievas ir kūrėjas. Jeigu Jėzus yra Dievas ir mūsų kūrėjas, ir jeigu jis pasakė mums, kad jis yra mūsų draugas, ką tai reiškia? Wow, tai didelė privilegija. Bet jis nori, kad mes pavadintum jį viešpatį. Kodėl? Nes jis yra Dievas, visagalis kūrėjas. Toliau. Praeitą savaitę kalbėjo apie Abraomą ir parodžiau, kad Jėzus yra ir išganimo iniciatorius, tas, kuris pradeda. Ir mes iš tikrųjų žiūrėjom ir skaitėm apie auką Morijos kalne ir palyginom su Kristaus auka ant Golgotos kalno. Ir šiandien noriu kalbėti, iš tikrųjų noriu paminėti ir iš dalies Emilija mums perskaitys 3 įvykius ir tie įvykiai yra apie Mozės gyvenime. Ir kaip tai susiję su Jėzumi. Prašau, Emilija, skaityk mums, kas turi Bibliją, Išėjimo knyga, 3 skyrių, visas 3 skyrių. Raudona. Mozė ganė savo uošvio midjaniečių kunigo Jetro avis. Kartą jis buvo nusivaręs avis už dykumos prie Dievo kalno Horebo. Jam pasirodė viešpaties angelas ugnies liepsnoje, kylančioje iš krūmo vidurio. Jis matė krūmą degantį, tačiau nesudegantį. Mozė pasakė, eisiu ir pažiūrėsiu į šį didingą reginį. Kodėl nesudega tas krūmas? Viešpats pamatė jį artėjant ir pašaukė iš krūmo. Moze, Moze, tas atsiliepė. Aš čia? Jis atsakė, nesiartink prie šios vietos. Nusiauk nuo kojų apavą, nes vieta, ant kurios stovi, yra šventa žemė. Aš esu tavo tėvo Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. Viešpats tarė,
Aš pamačiau savo tautos vargą Egipte ir išgirdau jo šauksmą dėl jų prižiūrėtojų. Aš žinau jos sielvartą. Aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankos ir išvesti jos iš tos šalies į gerą ir plačią šalį, plūstančią pienu ir medumi, į kananiečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių žemę. Izraelio vaikų šauksmas pasiekė mane. Aš pamačiau jų priespaudą, kaip egiptiečiai juos engia. Taigi dabar eik, aš siunčiu tave pas faraoną, kad išvestum iš Egipto mano tautą, Izraelio vaikus. Mozė atsakė Dievui, kas aš, kad aš eičiau pas faraoną ir išvesčiau iš Egipto izraelitus? Dievas atsakė, aš būsiu su tavimi. Štai ženklas, kad aš tave siunčiu. Kai išvesi tautą iš Egipto, jūs tarnausite Dievui ant šito kalno. Mozė klausė Dievo, kai aš ateisiu pas izraelitus ir jiems sakysiu, jūsų tėvų Dievas mane siuntė pas jūs, jie manęs klaus, koks yra jo vardas, ką turiu jiems atsakyti? Dievas tarė Mozei, aš esu, kuris esu. Sakyk izraelitams, aš esu, mane siuntė pas jūs. Dievas dar kalbėjo Mozei, šitaip sakyk izraelitams. Viešpats jūsų tėvų Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas mane siuntė pas jūs. Toks mano vardas per amžius ir taip mane vadinsite per kartų kartas. Eik, surink Izraelio vyresniuosius ir jiems sakyk, viešpats jūsų tėvų Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas man pasirodė ir kalbėjo. Aš aplankiau jūs ir pamačiau, kas jums buvo padaryta Egipte. Aš išvesiu jūs iš Egipto vargo į kananiečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių žemę, plūstančią pienu ir medumi. Jie klausys tavo balso, tu su Izraelio vyresniaisiais nueisite pas Egipto karalių ir jam sakysite, viešpats, Hebrajų Dievas, mus pašaukė ir dabar mes prašome, leisk mums 3 dienas keliauti į dykumą, aukoti viešpačiui savo Dievui. Aš žinau, kad Egipto karalius neišleis jūsų, jei nebus priverstas galingos rankos. Aš ištiesiu savo ranką ir ištiksiu Egiptą visais savo stebuklais, kuriuos darysiu jų tarpe. Po to jis išleis jūs ir suteiksiu jums šiai tautai malonę egiptiečių akyse, kad jūs neišeisite tuščiomis rankomis. Kiekviena moteris paprašys savo kaimynės ir savo įnamės sidabrinių bei auksinių indų ir drabužių. Juos užsidėsite ant savo sūnų ir dukterų ir taip išsinešite egiptiečių turtus. Ačiū. Ilgas tekstas. Iš tikrųjų ilgas tekstas. Ir paviršutiniškai žiūrint arba klausant, gal kilo klausimą jum. Kur Jėzus tame? Eina kalba apie ką? Apie Mozę, kuris gyveno kiek metų prieš Jėzaus gimimą? Apie 1500. Eina kalba apie Egiptiečius. Eina kalba apie Dievą. Bet kur Jėzus? Marianai, kur Jėzus? Noriu, kaip praeitą kartą ir už praeitą kartą, uždegti jūs studijuot Bibliją. Noriu pradėti su pirmom 6 eilutėm. Mozė ganė savo ošvą Jetro, Midjano kūnį kaimynę. Ir tada skaitom, ir tada matom ką. Viešpaties angelas pasirodė jam degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mūsų žiūrėjęs nustebęs ir taip toliau. Ir tada viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti. Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. Žiūrėkit,
kur viešpaties angelas pasirodė jam, Mozei, ir iš ten Dievas pašaukė jį. Ir tada pristatė save, aš esu tavo tėvo Dievas. Kas pristatė save? Viešpaties angelas. Palauk. Viešpaties angelas pristatė save kaip Dievas, kaip Abraomo Dievas, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Palauk. Ką mes čia skaitom? Skaitom iš tikrųjų apie teologai tai vadina teofanija, kristofania. Teo Dievas, Dievo pasirodymas. Kristofania, Kristus pasirodymas Senajam testamente. Ne, jo pradžia gyvenimo nebuvo ėdžiose Jėzus. Nebuvo ėdžiose, buvo daug metų anksčiau. Kai jisai sukūrė pasaulį, jau buvo. 13 iki 15 eilutės. Perskaitysiu, betgi Mozė sakė Dievui, kai aš nueisiu pas Izraelitus ir sakysiu jiems, jūsų protėvų Dievas atsiuntė mane pas jūs, o jie manęs klaus, koks jo vardas, ką aš jiems pasakysiu? Dievas tarė Mozei, aš esu, kuris esu. Ir tęsė, tu taip kalbėsi Izraelitams, aš esu, atsiuntė mane pas jūs. Dievas vėl kalbėjo Mozei, kaip tu kalbėsi Izraelitams. Viešpats, Jahve, jūsų protėvų Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas, atsiuntė mane pas jūs. Tai bus mano vardas per amžius, šiuo vardu manęs šauksis visos kartos. Biškį pažiūrėsim dabar. Mozė sakė Dievui, jūsų protėvų Dievas. Dievas tarė Mozė, aš esu, kuris esu. Aš esu, atsiuntė mane pas jūs. Viešpats, jūsų protėvų Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko, Jokūbo Dievas. Ir tai bus mano vardas per amžius, aš esu. Vienu žodžiu, Dievas pavadino, pristatė save Mozei vardu, aš esu. Ir mums tai, kaip labai dažnai sakiau, mums tai nieko ypatingo, bet iš tikrųjų yra daug ypatingų dalykų. Skaitykim, kas atsitiko apie 1,5 metų vėliau. Jėzus, žinodamas visą, kas jo laukia, tai buvo vieną dieną prieš jo mirtį, išėjo į priekį ir paklausė, ko ieškot? Jie atsakė, kas jie? Kareiviai, taip. Jie atsakė Jėzaus Nazariečio. Jėzus tarė, tai aš, arba graikiškai, aš esu. Jo ištavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė, tai aš esu, jie atšoko atgal ir papuolė ant žemės. Įsivaizduokit. Papuolė ant žemės. Įsivaizduokit. Eina kalba ne apie mane ar apie roką, bet apie tokius žmonės. Nebuvo tik vienas, buvo pakankamai daug. Ir kai jie klausė, ko ieškot? Atsakė Jėzaus. Ir kai jis tada atsakė, aš esu visi, bom, ant žemės. Man tai
padarė didelį įspūdį. Nežinau, jums atrodo nelabai pagal veidus. Bet man labai, nes jie buvo, jie sugebėjo, kiekvienas iš jų sugebėjo kovot. Ir ne tik truputį kovot, bet jie buvo patyrę kovot. Ir tik dėl Jėzaus 2 žodžių jie parpuola ant žemės. Ne vienas, ne 2, bet visi. Ką tai reiškia? Kai Jėzus sakė, tai aš, jeigu eimi, graikiška arba hebrajiška ėjai, aš ėjai, jie suprato, tai Dievas. Ir nors jie netikėjo Dievu tuo metu, romiečių. Parpuola ant žemės. Apie tokį Jėzų kalbam. Toks yra Jėzus. Ne tik tas mažas kūdikėlis, tas kalėdų senelis. Dieve, padaryk, kad tai būtų ir tai būtų. Aš tada gal irgi kažką darysiu. Bet apie tokį Jėzų kalbam. Galingas, amžinas, bet ir mylintis. Yra keletą, iš tikrųjų, daug daugiau raštų vietų, kai žmonės parpuola žemyn. Ir visa tai yra susiję su Dievu. Antra, klausimas, ką tai reiškia? Ką tai reiškia mums? Mes praeitą savaitę, kai susitikom su jaunimu, truputį kalbėjom apie tai, ką tai reiškia. Kuo didesnis tau yra Dievas, tuo mažesnis tapo tavo rūpesčiais ir baimė. Jeigu mūsų Dievas, mūsų įsivaizdavimas apie Dievą yra tiek toks, galiu garantuoti, kad jūsų rūpesčiai bus daug didesni. Bet jeigu jūsų Dievas yra toks didelis, rūpesčiai tapo mažės. Daug mažesnė. Kodėl? Antras įvykis iš Mozės gyvenimo. Dieną viešpats rodydamas kelią ėjo pirmą jų debesies stulpų, o naktį ugnies stulpų, teikdamas šviesos, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį. Tai buvo kada? Taip. Mozė išvedė Izraelio tautą iš Egipto, jie buvo dykumoj. Dievas pasakė, jūs keliausit biškį dykumoj. Keliausit ne metus laiko, bet 40 metų. Ir jis tada pasirodė save kaip stulpų. Dievo angelas, 14 skyriui, 19 eilutė, ėjęs Izraelio gretų priešakyje. Dabar pakilo ir nuėjo už jų. Debesies stulpas pakilo iš jų priekio ir užėmė vietą už jų. Ir tada paskutinė eilutė. Atėjus ryto sargybos metui, viešpats metė žvilgsnį į egiptiečių kariuomenę iš ugnies ir debesies stulpo ir sukelia klaiką egiptiečių gretose. Mes labai dažnai skaitom, paviršutiniškai skaitom ir galvojam, nieko, supratau, pagavau pagrindinę mintį ir tai man užtenka. Noriu jūs paraginti, kai jūs skaitot Bibliją,
šventą raštą. Ne paviršutiniškai perskaitykit. Nes mes galim daug nesuvokti, daug nesuprasti. Pirmo eilutė. Čia parašyta viešpats, rodydamas kelią, ėjo pirma jų debesies stulpu. Tada, kitoj vietoj, vėl kalba apie ką? Apie Dievo angelą. Ir trečia vėl apie viešpatį, apie Dievą. Matot, kaip susiję vienas su kitu? Jėzus Senajam testamente vienu žodžiu pasirodė viešpaties angelo pavidale žmonėms. Labai dažnai, kai jūs skaitysit Senajam testamente apie viešpaties angelą, labai dažnai Jėzus ten yra. Toliau, trečias įvykis. Tada Mozė ir Araonas, Nadabas ir Abihuvas ir 70 Izraelio senųjų užkopė į kalną ir matė Izraelio Dievą. Po jo kojomis buvo tarsi safyro asla, tarsi pats dangaus skaidrumas. Dievas nepakelė rankos prieš Izraelio tautos vadus. Po Dievo regėjimo jie galėjo valgyti ir gerti. Viešpats tarė Mozei: užkopk pas mane į kalną ir ten lauk. Tau duosiu akmens plokštės su įstatymu ir įsakymais, kuriuos surašau jiems pamokyti. Kalba eina apie ką? Apie 10 įsakymų. Taip. Baigęs kalbėtis su Mozė ir Sinajaus kalno, ant Sinajaus kalno viešpats padavė jam sandoros plokštės. Akmens plokštės rašytas paties Dievo pirštu. Kur vėl Jėzus? Gal yra, gal nėra? Nežinau, apie šitą vietą tiksliai šviesiai nelabai tiksliai žinau. Bet pažiūrėkim, kas ten parašyta iš tikrųjų. Eina kalba apie Izraelio Dievą, paminėta jo kojas, rankas, akis ir vėl kalba apie viešpats. Iš tikrųjų galima tai interpretuoti, kad tai yra tik poetiškai pasakyta. Teoriškai įmanoma. Praktiškai nelabai. Kodėl? Nes per 2-3 eilutes niekados Biblijoje, Senajam arba Naujajam testamente, Dievas yra pasirodyta su akim, rankom ir kojom. Yra tik 2 rašto vietos, kurie kalba apie tai, kad viešpats turi ranką, akis ir kojas vienu metu. Ir tai kalba apie žmogaus sūnų šitos vietos. Kas truputį žino Senąjį testamentą, tas žino, žmogus sūnus yra kas? Kristus, tas pateptasis, tas Mesijas. Tai veda, kai galvojam apie kalnas. Pirmas kalnas, Mozės, Dievas jam davė įsakymus. Iš tikrųjų, Jėzus jam davė įsakymus. Ant antro kalno Jėzus per kalno pamokslą paaiškino, kad Dievas, ką jis davė jiems Horebo kalne. 10 įsakymų ir visą įstatymą. Man tai, wow,
Tas, kuris duoda ir paaiškins. Dievas, kuris duoda, paaiškins per savo sūnų. Viešpaties angelas, kurie kalbėjo, Jėzus kalbėjo ir paaiškino, ką tai reiškia. Dabar pamokslas šiandien bus biškai trumpesnis, dar kartą kaip apibūdinimas. Mozė sutiko su viešpačiu krūmuose. Pirmą kartą. Jisai pamatė, kad dega, nors jis nesudega. Dievas davė 10 įsakymų ir Dievas irgi vedė juos Izraeliečius per dykumą, ugnies ir debesies stulpų. Klausimas. Visame tame matom Kristų. Klausimas. Ką tai reiškia mums šiandien Alytuje? Ką tai reiškia šiandien mums? Minčių? Tas, kuris mus pašaukė ir davė savo įsakymus, nori pats mus vesti. Dievas per Jėzų sukūrė visą pasaulį, sugalvojo, žinojo, kad žmonės nusidės, nusprendė, aš Jėzaus kūne mokėsiu už šitą kainą ant kryžiaus. Ir tas davė įsakymus, tas pašaukė mus į jo bendrystę, bendraut su juo. Duoda mums įsakymus, kaip gyventi su Kristumi. Ir netgi veda mus tai daryti. Žinot, kartais galvojau, kad mes žmonės galvojam, mums reikia viską iš savo jėgų daryti. Ir aš tiesiai šviesiai daug metų taip ir gyvenau, kaip krikščionis, savo jėgom. Savo jėgom. Kol pradėjau suprast, Marianai, su savo jėgom tu nieko negali nuveikti, nieko. Dievas gali palaiminti, jeigu nori, bet iš savo jėgų nieko gero. Vieną eilutę noriu pabaigoj perskaityti. Tasai, kuris jūs šaukia, yra ištikimas. Jis ir įvykdys. Jėzus, kuris mus pašaukė, jisai ištikimas. Jis įvykdys. Ką jis norėjo kaip sakyti, įvykdyti Dievo planas, tai ne pirmiausiai per mūsų pastangas. Tai labiau atskleis, supras Dievo planą ir tada leisti, kad Dievas veiktų per mus. Leisti, kad jis veiktų. Tai nereiškia, kad jūs nesupraskit manęs neteisingai, būti pasyvus. Nieko nedaryt, laut, kol Dievas parodys man kelią ir tada jis paims mano koją ir ne. Tai irgi yra aktyvus dalykas, procesas. Bet ne iš savo pastangų, iš Dievo. Noriu pabaigoj pasimelst, kad Dievas veiktų. Manyje, mumise, kad mes suprastum, ką jis nori kiekvieną
no kiekvieno iš mūsų. Ką jis nori, kad mes nuveiktum. Viešpatie, noriu tau dėkoti už šį pamoką. Noriu tau dėkoti, kad tu pasirodai ir Mozei, Jėzau. Noriu tau dėkoti, kad tu, kuris davė mums įsakymus savo, kad ir tu paaiškinai mums, ką tai reiškia, kaip gyventi praktiškai. Ir Dieve, aš noriu paprašyti, kad tu veiktum mumise, kad mes dar daugiau ir daugiau suprastum, kas tavo žodį parašyta, ir kad mes ne tik suprastum, bet kad mes irgi tai įgyvendintum. Mes žinom, kad iš savo jėgų nieko gero neišeis. Bet su tavim, su tavo jėga, su tavo vedimu, viskas yra įmanoma, kad tu skyrai mums. Viešpatie, prašau, tu veik mumise, trauk mus dar labiau prie savęs. Jėzus Kristus vardu meldžiu. Amen.